Sveiki visi, dar viena sesija su klausimais ir atsakymais iš jūsų, kur su Aleksandru komentuojam truputį išsamiau. Turim nemažai klausimų, tad šokam iš karto į patį pirmą ir aptarsim ir ekonominį profilį, ir kodėl neturim savo dar mokymų, o gal ir turim, ir apskritai, kas vyksta su fiksuotos grąžos produktais ir kodėl iš jų galima uždirbti gan didelės grąžas ir kas vyksta su pinigais, kai investuojam į akcijas ir kas būtų, jeigu kompanijos bankrutuotų ir taip toliau. Padedam? Taip, tai tikrai spėjai viską iškalbėti. Gerai, tai ne, iš tikrųjų, tai žiūrėkit šitą video, jeigu toks turinys yra aktualus, tai spustelkit ir like mygtuką, jeigu rasit atsakymus į savo klausimus ir kažkas jūsų galbūt klausit tų pačių klausimų, pasidalinkit šituo video su tai žmonėm ir žinoma, nepamirškit komentuoti, nes tada gausim jūsų klausimus, turėsim atsakymus ir tada šitą rubriką gyvuos. Yep. Gerai, važiuojam į pirmą, kur iš karto turim 4 klausimus. Tai šokam su tuo, pirmas tavo, antras man ir taip toliau. Važiuojam. Gerai, investavimas dar baisus, nes sunku suvokti kai kuriuos dalykus. Pradedam nuo pirmo. Kas bus su mano akcija, jei įmonė bankrutuos? Jei įmonė bankrutuos. Jei. Ką manai? Jo, tai jeigu įmonė bankrutuoja, tai yra keli variantai. Tai gali būti restruktūrizacija ir gali būti pašalinta iš biržos tiesiog ir jums grąžins už tą likutinę vertę. Aš turėjau tokią patirtį su Hertzu Amerikoje, kai jisai bankrutavo, būtent amerikietiškas. Chapter 11. Jo, Chapter 11, kaip jis ten, field for žodžiu ten, jo. Tai, žodžiu, man pervedė už kiekvieną akciją milžinišką pinigų skaičių po 1 centą. Yeah. Jo, pirkau po $6 ir pirkau, ne, po $4 ir pirkau 1000 akcijų. Tai galite įsivaizduoti, kas su manim buvo, kai man pervedė už 1 akciją po 1 centą. Not so fun, tai šitoj vietoj vienas dalykas, kitas dalykas, įmonė gali nupirkti kitą įmonę, tai šitoj vietoj Ai, aš nemačiau antro klausimą. Tai bankrutas, tau tik tą reikia atsakyti. Supratau, važiuojam toliau. Antras klausimas. Kas bus su akcija, jeigu įmonė bus nupirkta kitos įmonės? Aš gal grįšiu truputį anksčiau, kad visą laiką reikia suvokti, jeigu jūs perkat akciją, akcija yra verslo dalis. Tai jūs perkat dalį verslo. Taip sakant, turint Apple akcijų, mes galim keliauti į Apple, taip sakant, originalios Apple neturim. McDonald's akcijų turim, mes galim keliauti į McDonald's ir sakyti, dažų gabaliukas ant sienos priklauso mums kaip shareholderiams. Realiai mes visą laiką turim išsigryninti, ką tas verslas daro, kodėl jis uždirbs pinigų ateityje. Jeigu šito nežinom, net neturėtume leisti į akcijas ir tada galbūt fondai bus efektyvesnis pasirinkimas. Tai investavimas neturėtų būti baisus tik iš šitos pusės. Investuoti galima ir nežinant nieko apie verslą ir aš pažįstu labai daug turtingų žmonių, kurie nelietė individualių vertybinių popierių apskritai. Taip. Gerai, tada į mano klausimą, kas bus su akcija, įmonė bus nupirkta kitos įmonės, tai mes turim tikriausiai, kokį čia gerą pavyzdį paėmus, Twitterį, man rodos, kaip Elonas Muskas. Taip, apskritai, ar fizinis asmuo nupirko, ar kita įmonė nupirko, nėra labai didelio skirtumo, bet dažniausiai tai yra cash dealas. Tai reiškia, dar Activision Blizzard, Microsoftas, kai nupirko irgi pavyzdys. Jo, idėja labai paprasta, kad jeigu akcijos kaina yra dabar, sakykime, $50 per akciją, dažniausiai, kai sandoris įvyksta, jis įvyksta truputį daugiau negu dabartinė kaina. Kartais netgi labai daugiau. Tai reiškia, gali būti, kad kompanija perkama yra už market capą, kur vienai akcijai atitenka $60 arba $70. Tai šiuo atveju, jeigu sandoris įvyks, jūsų akcija momentaliai parsiduos ir jūs tiesiog gausite cashą į savo sąskaitą. Taip. Tai kai esam akcininkai verslų, kuriuos perperka, tai dažniausiai tie, kas perperka, visą laiką perperka visą verslą, tai reiškia, mes nebeliekam akcininkai tos kompanijos. Taip. Teoriškai mes galėtume pirkti tą kitą naują kompaniją, bet čia jau naujas sandoris, mes tiesiog gaustume cashą už tą pliusinę poziciją, čia užfiksuotas pelnas gaunasi, momentaliai turėsime jau ir su deklaracijomis tvarkytis ir visą kitą. Ir įmonė tampa dažniausiai privati, tai kitaip tariant, jūs jos jau nebegalėsite kompanijos dalim. Jo, arba tada reikia investuoti į kitą bendrovę. Man vėlgi puikus pavyzdys dėl bankroto šitoje vietoje, tai su Silicon Valley Bank, kurį išpirko. Tai vėlgi Silicon Valley Bank būtų bankrutavęs, jeigu jų nebūtų išpirkę. Tai juos išpirko, dabar nepaminu, New Yorko, man atrodo, bankas. Bet ten toks dylas tarpinis su bankinė struktūra, dar ir pats FDIC įsivėlės. Žodžiu, bet idėja yra ta, kad, pinigai arba sugrįž, arba ne. Jeigu bankrutuos, tikėtina labai daug šansų, kad nesugrįž. Jeigu tiesiog nupirkta, tai jums tai yra dažniausiai geras sandoris per tą prizmę, kad gausit cashą, bet negeras sandoris per tą prizmę, kad daugiau akcijų negalėsit turėti tos kompanijos. Taip. Gerai, trečias, kas bus su akcija, jei įmonė pakeis pavadinimą? Tai tiesiog pasikeis tikeris. Tai Facebookas ir Meta. Facebookas, Meta, pavyzdys. Tai jūs tiesiog
pervadins platformoje. Dažnai būna, kad ten mėnesį kokį užtrunka ir taip toliau, bet realistiškai niekas nepasikeitė. Tai kadangi toks labai lengvai atsakytas, varyk dar 4. Ar visais atvejais mano akcijos bus lygios 0 pinigų? Tai pirmu atveju, jeigu bankrutuos, tikėtina, kad taip, ir tai ne visais atvejais, kartais 1 centas. Oh well. Tada kas bus, jei įmonė nupirkta kitos, tai akcija bus 0, nes kešą gavote, tai reiškia pardavėte už daugiau. O kas bus akcija, įmonė pakeis pavadinimą, tai jūs dar vis turite akciją. Ar tai yra geras sprendimas ar negeras sprendimas, tai čia jau priklauso nuo verslo, bet paraleliai tai yra, taip sakant, ne 0 pinigų. Tai tik pirmu atveju, jeigu bankrotas verslui, tai tikėtina, kad jūs jau praradote pinigus. Good, važiuojam toliau. Tai Edvinas Skryžanauskas tikriausiai. Sveiki vyrukai, noriu paklausti, kai pervedė pinigus į Freedomą, pavyzdžiui, ilgalaikį nešimą, ką tuo metu veikia mūsų pinigai, gal tas brokeris, kur investuoja, nes kažkokią naudą turi ir jis gauti. Ačiū. Tai šitoje vietoje galiu aš atsakyti, gali tu pakomentuoti. Aš gal išgryninčiau tą vietą. Tai Freedomas yra vertybinių popierių sąskaita turintis pasirinkimas, taip sakant, brokeris. Jis turi įvairiausių pasirinkimų. Tai yra ta pati D sąskaita, dienos taupimo planas, yra ilgalaikiai taupimo planai, tai čia ilgalaikis įnešimas, aš manau, į tą pusę. Ir dar komentarą tikriausiai pasakyčiau, kad yra akcijos, fondai, ETF, visa kita. Tai jeigu jūs dedate į akcijas, jeigu jūs dedate į ETF'us, jeigu jūs dedate į obligacijas, tai tie pinigai yra jūsų, tai yra brokeris kaip tarpininkas laiko tos pinigus ir pagal infrastruktūrą ir MiFIDą, tai jis apskritai, man rodos, laiko Europiniam bankė, tai reiškia, net jeigu Freedomas užsilenktų, jūsų vertybiniam popieriam nieko nėra, tai yra vertybinis popierius priklauso jums, tai yra tiesiog administracinis toks verslas, kuris žino, kad tas turtas yra jūsų. Dabar jeigu jūs ilgalaikį pinigų įnešimą įdedat arba į sąskaitą, čia jau truputį kitoks momentas, nes čia panašiai kaip su indėlis, tai gal šitą išsiaiškintų. Jo, tai šitoj vietoj labai paprastai. Įsivaizduokit, jūs ateinat į banką ir padedat indėlį. Tai ką bankas veikia su tais pinigais? Tai jis suka tuos pinigus apyvartoje, jisai skolina tuos pinigus ir kitaip tariant, banko tikslas iš tų pinigų uždirbti daugiau, negu jisai išmokės jums. Tai lygiai tą patį daro ir brokeris, tik tai vėlgi yra tam tikri apribojimai, tam tikrų transakcijų negalima daryti, į tam tikras turto klasės negalima tų pinigų dėti. Procentaliai tam tikrą sumą tik galima dėti. Tai yra labai daug apribojimų. Tai kitaip tariant, brokeris naudojasi jūsų pinigais, lygiai taip pat kaip ir bankas naudojasi jūsų pinigais su indėliu. Tik tai šitoje vietoje, kadangi brokeris yra specializuota bendrovė, kuri puikiai supranta, ką jinai daro, bankui, tai yra, sakykime, tie pinigai dažniausiai eina į būsto kreditus, čia klasika, kam skolina vartojimo paskolom, bet kokiu atveju vertybinės popierių brokeris gali išspausti didesnį pelningumą šitoje vietoje ir tiesiog duoda didesnius procentus negu bankas už indėlius. Tai čia vienintelis tikriausiai ūkiškas ir logiškas paaiškinimas. Ja, aš tik gal aiškumo dėliai indėlis ir Freedom 24 ilgalaikis taupimo planas. Ne tas pats, kas indėlis. Indėliai turi 100 000 draudimą, taupimo sąskaitos 20. Jo, čia kaip pats brokeris, taip sakant, turi, jeigu kas nors šitoje vietoje vyktų. Bet čia yra life hackas. Jeigu turit antrą pusę, ir nebijot pasidalinti pinigais, tai 20-20. Gerai, važiuojam toliau. Pats laikas 500 parduoti. Tai čia apie S&P 500 kalbėjom. Ir yra pirmas komentaras, turėtų grįžti į 4749. Tai čia tas pats žmogus pakomentavo po savo. Jo, prieš 2 dienas komentuota. Ir šiandien, jeigu neklystu, ar vakar, prieš savaitgalį buvo pirmas laikas, kada jis perlipo 5000 ir užsidarė ties 5000. Penktadienį užsidarė ties 5000. Šiaip šitas komentaras, jeigu mes įdėsim jį į kokį už 3-4 metų, man rodos būtų labai smagu pasižiūrėti, per tą laikotarpį. Tai vėl, spėliojimai, nori pasidalinti tu, aš paskutiniu metu gan daug šitą nagrinėjau, tai galiu Timing the Market truputį išsamiau papasakoti. Iš mano pusės, tai aš galiu pasakyti, kad spėliojimai yra ir niekas niekada nieko nežino. Istoriškai, jeigu norim tiesiog pelningai darbinti savo pinigus, net prie all-time highs, tai yra prie aukščiausio taško investuoti irgi apsimoka. Emilis pakomentuos plačiau. Aš Martynui pritariu, neparduok senį, klausyk manęs. Martynai, geras komentaras, šiaip pridėsim, bet aš šitoje vietoje, man rodos, dabar 73 metų, ar 72, ar 50-ųjų žodžių. Statistika buvo, bet man rodos iki 22 buvo, aš neatsimenu iki kelintų, bet buvo paimtas visas laikotarpis ir all time highs. Tai reiškia, kada S&P 500 buvo pačiam aukščiausiam taške. Realistiškai vidurkį išvedus yra kas 16 dienų. Tai jeigu jūs
pirksit tiesiog periodiškai kiekvieną mėnesį, tai čia, man rodos, tu darai statistiką, kad daugiau negu pusę laiko pirksit prie all time highs. Tai Taip. nusiraminkit ir tikrai nebandyčiau atspėti, kada pirkti, kada parduoti, o rekomenduoti kažkam kažką padaryti komentaruose, nu tai čia ir Lietuvos bankui galima, taip sakant, pabendrauti su juo apie rekomendacijas. Gerai. Nu, tu nebūk griežtas, tėtė. Nu, aš labai nemėgstu tų, žinai, spėliojimų, kad va čia dabar tikrai bus ir grįš į tam tikrą sumą. Nu, tai kažkada tikrai grįž, kažkada bus krizė. Nu, Žinai, tai... kaip Kiyosakis 10 metų reikia, kad bus krizė ir žiūrėk, prireikia, nu, kartą per 10 metų įvyko kažkas, tai vėl. Bet dabar buvau teisus. Tai žinok, turiu žmogų, kuris nuo 18 sakė, kad jau bus krizė. Tai 20 metais bendravau per kovo mėnesio krizę ir sakė, ne, dar reikia palaukti. Nu, tai kiek žinau, dar paskutiniais metais, prieš pusmetį bendravau, dar vis neinvestuoja. Net sugedęs laikrodis 2 kartus per parą rodo teisingą laiką. Prisiminkit šitą dalyką. Čia geras. Turim tą patį komentarą, kad išsamesnį vyrai geram produktui reklamos nereikia. Nu, tai pabendraukit su top verslais pasaulyje ir paklauskit, kodėl jų reklaminis biudžetas yra milijardinis. Tai ir šito vietoje... Nu, ten Coca-Cola, Pepsis, Monsteris, Red Bullis, nu ir taip toliau. Taip, Apple'as, Microsoft'as, ja. Nu, tai va, bet kam. Jo, tai, ką žinau, Apple'as geras produktas ar ne? Jeigu jisai geras, tai jam gal nereikia reklamos. Nu... Tada klausimas, čia man rodos, po mano 12 investavimo etapo aš dalinausi savo S&P 500 portfeliu. Buvo stebėti galim tik 5% portfelio ar investuojat kažkur kitur. Tai aš savo dividendų portfeliu dalinuosi ir per Patreoną. Dalį jo, kas yra free, aš per kelias platformas investuoju. Galima viešai pasiekti, tuo pačiu čia kalbam apie 3 praktinius eksperimentus. Tai praktiniai eksperimentai yra tam, kad neišsigastumėt, kai investuojam didesniems sumom, o parodyti, ką galima pasiekti per 100 eurų per mėnesį per ilgą laikotarpį. Tai S&P 500, man rodo, šiandien žiūrėjau, dar 23%. Taip labai ramiai. Tiesiog, žinai, nieko nedarau. Kas mėnesį tiesiog apsiperku. Nice. Dabar, ar investuojam kažkur kitur? Tai tikrai taip. Ir tikriausiai, aš sakyčiau, didžioji dalis galbūt investicijų dar vis keliauja verslas arba save. Tai vat, bent jau iš mano pusės yra tam tikros pasyvios strategijos, tam tikra turto klasė, bet kaip pavyzdys, vat, šių metų didžiausia investicija tikėtina sėdės tam pačiam versle. Ir būtent į save. Tai ar visą tai rodom? Nu, ne. Šitoje vietoje mūsų argumentas yra parodyti, kaip ilgalaikės strategijos veikia. Rodom tam tikrus portfelius ir Aleksandras turi aktyvų 50-60 tūkstančių portfelį. Jau netoli šiam kažkas tokio. Jeigu eurais, tai PM3, jeigu baksais, tai PM7. Pasižiūrėti didesnės sumas, taip sakant, pirmin, kas savaitę, man rodos, ten po kelis šimtus ar po 1000 investuoji. Tai šioje vietoje idėja nėra tam, kad pasigirti, kiek mes investavom, idėja ta, kad parodyti, kaip galima ir nedidelėm sumom įsibėgėti į kažką. Jo. Kitas dalykas, atsiprašau, tai pavyzdžiui pas mane, kas žmonėms suveikia, iš tikrųjų, tai yra tos pasiekiamos sumos. Tai kartais net nesinori rodyti ten, sakykim, nu įsivaizduokit, jeigu aš dabar paimčiau ir atverčiau jums ten kokį 500 000 portfelį, kuriame yra NT išsvertintas ten passive cash flowsais, per įmonės susipirkta, per sindikatus, per kartu su kažkuo, kažkaip ant sutarčių užkabinti dalykai. Nu, ta prasme, jums galbūt būtų įdomu. Realiai, tūlam piliečiui jis įsijungs, sakys, oh, well, gerai, left the chat. Man tikriausiai argumentas, kad, žinai, išsirinks vieną aukščiausios rizikos, kas tau pelningiausia per porą metų buvo ir sakys, aš copy-paste. Ir tada labai blogas sprendimas. Tai šitoj vietoj mes darom tuos eksperimentus ne dėl to, kad parodyti, kiek mes čia turim, bet dėl to, kad parodyti, kad ir jūs galite turėti ir žiūrėkit, yra tęstinumas. Aleksandras susifakapino, pavyzdžiui, padarė klaidą. Ir jeigu mano portfelį pastudijuosit, rasit labai įdomių niuansų ten, ta prasme. Tai Aleksandras ne vieną kartą susifakapino per šitos 2 metus. Tai that's fine, viskas gerai. Tai, yep. Nu, man linksmiausia, aš laukiu, kada bus kokie 10 metų praėję tam S&P 500 portfelių ir pasižiūrėti, žinai, kai tu turi tą nuo day one. Jo, tai vat, aš tą patį darau su 12 eurų per mėnesį, dabar ten, nu, bet žodžiu, jo. Po to parodysiu. Klausimas, kada darysi? Kada darysi savo mokymus? Tai kada darysi savo mokymus? Darysi. Nežinau, ar aš pasiryžęs, tai sakyčiau, kad taip, ar aš norėčiau, sakyčiau taip, ar aš darysiu, pasakiau taip. Tikriausiai. Kaip ten 2 kartus taip, 3 iš karto automatinis. Ir va čia, žinai, čia iš pardavimo atėjęs dalykas, tai nepardavinėkim šitos vietos, bet mintis, man asmeniškai norisi dirbti su tais žmonėm, kurie
labai vertina mano laiką ir šiame gyvenimo etape aš savo laiką antiek prioritizuoju, kad aš galiu daryti mokymus nemokamai su viena sąlyga, kad susirinks pakankamas kiekis žmonių, kuriam aš tikrai galėsiu suteikti verties ir neišvaistyti laiko. Tai šitoj vietoj man asmeniškai laikas svarbesnis, tai kadangi dariau apklausą, 5% beveik žmonių negalėtų skirti vienos dienos mokymų. Čia pas save kanale dariau apklausą. Tai jeigu daugiau negu pusė žmonių negali skirti, bet jie sako, kad norėčiau, tai aš negaliu skirti kelių dienų mokymam. Aš norėčiau per vieną dieną paimti, atiduoti viską ir padaryti. Tavo mintis, kur? Prie mokymų prisijungti ir būti dalimi mokymų. Valio, amin, atvažiuosiu, pakaučinsiu ten. Jeigu turit verslus, turit darbuotojus, tai galim su Emiliu atvažiuoti, pravesti tus mokymus, viskas super duper. Nu, aš manau, kiek priklauso. Jo, bet idėja, kad mes labai, bent aš savo laiką gerbiu. Aš tai nežinau, belė kur mėtų. Ne, aš manau, vėl aš turiu tam tikrus kursus jau nufilmavęs ir paleidęs tokiam praktiniam, žinai, kur per valandą 2 išmoksti tam tikrą problemą išspręsti. Bet aš manau, kad eigoje šitam kanalui augant, mes turėsime tam tikrą pasiūlą iš skirtingų profesionalų skirtingose sferose. Ir kaip Aleksandras minėjo, kad išspręsti, sakykime, specifinės problemas iš tose rolėse. Tai reiškia, kad tai nebus vieno žmogaus pristatomi mokymai, kur kažkur, sakykime, eisim ten viską išmokti apie finansus, bet labiau, jeigu nori, pavyzdžiui, į akcijas, jeigu nori ETF-us, jeigu nori nekilnojamas turtą arba kaip ten būsto paskolą teisingai pasirinkti. Tokių idėjų yra, bet šiuo metu tiesiog fokusas pirmiausia keliauja į kitas vietas prieš judant toliau. Aš galiu pasakyti iš savo pusės, šitoje vietoje tave papildant ir galbūt parduodant tą idėją, kuo greičiau šitas kanalas surinks pakankamą kiekį sekėjų, followerių ir bendraminčių, tuo greičiau mes turėsim daugiau laiko paleisti mokymam ir jūs galėsit pas mus ateiti. Tai sold. Gerai, turim like, share, subscribe. Labai ilgą komentarą. Tai ačiū už turinį, prašom, labai smagu, kad žiūrit. Klausimas pamąstymą, ar nemanot, kad dabartiniais laikais, kai kiekvienas retail investuotojas gali turėti prieigą prie vertybinių popierių sąskaitos, ko nebuvo prieš 20 metų, populiariausi pasyvūs indeksus sekantis fondai gali tapti ženkliai pervertinti. Tuo labiau, kuo dažnai retail investuotojai yra skatinami daryti VUA and Chill, tai S&P 500 ir Chill. Taip tos kompanijos perkančios, pavyzdžiui, S&P 500 gauna didžiulį cash injection, nors ekonominės analizės požiūrį jos to injection gali būti nevertas. Kompanijos per brangios, pasyvus fondas, tačiau dabar prie jų prisideda iki tam tikro burbulo. Ar gali būti, kad dėl šio faktoriaus... Ar gali smarkiai netitikti ateities rezultatų? Jo, tai... Ar gali būti? Taip. Jeigu klausimas yra formuluojamas, ar gali, gali. Ta prasme, kokia tikimybė gatvėje sutikti dinozaurą? Arba sutiksi, arba ne. Ta prasme, pala tikimybė, ar gali būti klausimas, žinai. Ar gali... mažai tikėtina, bet žinai. Mano tikriausiai pagrindinis komentaras yra, kad akcijų biržoje gali laimėti visi, todėl, kad mes turime skirtingus tikslus ilgoje perspektyvoje ir dabar šiuo metu turtingiausia karta iškeliauja į pensiją, realistiškai paėmus, nes mes turime Ameriką, kuri tas 60-70 metų laikotarpis, kur jie tiesiog leidžia babkės, nes jie žino, kad yra tam tikras ribotas laikotarpis. Tai, kad didelis kiekis retail investuotojų atsirado, taip sakant, jeigu mes atsvertume tiek, kiek visa Lietuva gali investuoti ir pasvertume su didžiosiom ekonomikom, kurios investuoja jau ne vieną dešimtmetį, tai mes dar visi esam lašas vandeninė bendrai paėmus. Tai, bet žinai, jeigu tos ekonomikos, į kurias mes investuojam, yra pervertintos ir jos pradės išeidinėti pensiją, taškyti pinigus ir daryti sell pressure tą pardavimo spaudimą į apačią. Taškys babkės ant tų pačių verslų. Tie verslai kapos didesnius pelningumus. Tai aš to ir norėjau iš tavęs išgirsti, kad bet kokiu atveju tie pinigai, net jeigu žmonės parsiduos savo fondus, akcijas ir taip toliau, bet kokiu atveju jie bus išleisti kažkokiam verslui. Ir jeigu mes išleidžiam, tai vadinasi grįžta pas tą verslą, į kurį mes investuojam. Ir valio. Ja, mano argumentas galbūt visą laiką, kad ar tai yra pervertinta ar nuvertinta, trumpuoju laikotarpiu tikrai galima pamatyti svyravimų ir galima pamatyti ir 5 metų tam tikro, žinai, nuliukų rezultatų. Bet jeigu mes įmam, kad mūsų tikslas yra 20 metų plus,
Nu tai statistiškai tas pats S&P 500, man rodos, tik per depresiją buvo turėjęs tą, kad neišėjo į pliusą. Tai vėl, ar tai yra strategija jums? Aš sakyčiau, kad VUA ir chill yra, kol pasieksit kokį pirmą 100,000. Po to pradedam vis labiau diversifikuoti. Atsiras ir nekilnojamas turtas, atsiras ir fiksuota grąža. Paraleliai, jeigu nesinori to paties VUA, dabartinės fiksuotos grąžos produktai, kur kalbėjom tas pats Freedomas, kur naudoja, nu tai aš 1000 įdėjau prieš 2 savaitės, man rodos. 8% fiksas, be jokios, man tai žinai. Depozitinė sąskaita ir chill. Bet jo, iš kitos pusės dar vienas dalykas, ką aš suprantu, kad žmogus aišku supranta, ką jis rašo, bet aš noriu patikslinti, kad pinigų kiekis, kurį mes turime, tam pačiam, sakykime, fonde, kur mes duodam daryti under management pinigus, tie pinigai neiškelia fondo verties dydžio. Tai yra assets under management, bet nuo to, kad mes atidavėm pinigus valdyti, tai nereiškia, kad fondo vertė dabar pakils arba pakris. Tai mes... Man labai daug atiduos. Jo, bet... Tada tiesi į akciją tą pakils, bet čia labai... Bet čia tu žinai, bet tu įsivaizduok... Lašas vandenyje. Gerai, bet įsivaizduok, fondas turi under management, sakykime, kiek? 50 milijardų. Jo dabar SXR 8, 50 milijardų. Čia yra visas fondo turtas valdomas. Iš visos Europos suinvestuota tiek S&P 500. Apple kapitalizacija yra 3 trilijonai. Jeigu mes paimsim sekundžių, su sekundžių palyginimu, 50 milijardų, tai kiek čia yra? 150 metų atgal, jeigu matuosime sekundėmis. Jeigu mes matuosime 3 trilijonus... 1,5 metų. 1,5 vareva metų atgal. Bet jeigu mes matuosime 3 trilijonus, tai šitoje vietoje tai yra... Dinozaurą pamatysi. Tai yra 90 tūkstančių metų atgal. Tai yra 90 tūkstančių metų atgal. Nežinau, gal net ir daugiau žinau. Tai, ta prasme, tai... Bet čia nesuvokiamas toks pavyzdys. Jo, bet idėja yra tame, kad mes su 5000 metų ten kažkokiu krepšeliu, ar ten tiksliau su 1000 metų krepšeliu, nepadarysime didžiulės įtakos ten 100 000 metų krepšeliui. Mes neišjudinsim rinkos, ten yra tiesiog per daug pinigų. Bet smagus klausimas diskusijai. Žiauriai ir labai gerai suformuluotas. Formuluokit labai tiksliai šitos klausimus. Gerai, kodėl reikia vesti kažkokį economic profile prieš galint investuoti? Ir dar klaustukas kiekvienais metais. Tai čia Freedomo tas. Aš šiaip vedžiau nesenai žmogų, tai galiu truputį pakomentuoti išsamiau. Bet kodėl? Tai pinigų plovimo prevencija. Ir pinigų plovimo prevencija supažindina, kad kas jūs, kodėl jūs, kiek jūs galite investuoti, kokias sumas galite bendrai, taip sakant, disponuoti. Ir čia ir atsiranda ten, jeigu virš 50 000 investuoti papildomą dokumentaciją įrodantį, kiek uždirbate. Bet pagalvokite, kada paskutinį kartą iš kokio banko, kurį naudojate, gaunate tą patį atnaujinimą, sakantį, kas jūs. Ar visa informacija, kurią supildėt, dar vis yra ta pati informacija, kurią supildėt. Taip sakant, kad tai dar vis apie jūs. Tai kiekvienais metais tą pinigų plovimo prevenciją reikės supildyti economic profile ir manau padarysim atskirą video, nes mačiau, kad keli žmonės užklausė šitos vietos ir kažkaip užstrigo, tai praeisim per praktinius žingsnius ir parodysim, kaip tai padaryti. Ja. Ir dabar kitas dalykas, pavyzdžiui, manęs Swedbankas paprašė užpildyti tą ekonominį profilį ir aš kažkaip dėlsiau, kol man vos neatėjo žinutė, kad mes tau užblokuosim visas tavo sąskaitas ir aš taip, okei, gerai, pildau. Nes Tai lygiai tas pats, kas bankuose, lygiai tas pats ir pas vertybinių papirų brokerių. Tai gal suprasti tą užblokuoti, kartais įvardinama labai baisiai, iš tiesų jūs neturėsit, prisijunginėjat, pirmas žingsnis, ką turėsit privalomai padaryti, yra užpildyti šitą failą. Kol neužpildysit, tol negalėsit daryti operacijų. Taip. Ir dabar paskutinis, ar visi turėtų investuoti? Ir va čia, kiek laiko mes šnekam, ne per ilgai, aš norėčiau vieną istoriją papasakoti. Varyk. Ką čia? Laiką taupom, žinom, laiką efektyviai naudojam. Aš noriu labai atiduoti žmonėms šitą istoriją, tai įsivaizduokit, kad mes žaidžiame gyvenimo monopolį. Šitą žinai tikriausiai girdėjai. Ir mes žaidžiame ir žmonės vaikšto ratais, kolekcionuoja pinigus, neperka turto. Ir yra žmonės, kurie vaikšto ir perka turtą, supirkinėja. Tai dabar klausimas, kuris pinigais žmogus yra turtingesnis? Jeigu mes su Emiliu, pavyzdžiui, žaistume dviesi ir aš vaikščiočiau ratais neinvestuodamas, o Emilis, pavyzdžiui, vaikščiotų ratais ir nuolat supirkinėtų tą turtą ir investuotų. Netoli realybės, ne? Jo, visiškai. Tai kas gaunasi, kad Emilis pinigų neturi, bet jisai turi daug turto. Ar Emilis žino, kad aš atsistosiu ant tam tikro langelio
tikrai nežino. Aš per visą žaidimą galiu neatsistoti ant gatvės, ant geležinkelio ir taip toliau ir panašiai. Bet žinot, ką žino Emilis? Emilis žino vis tiek susimokėsi. vienareikšmiškai, kad už komunalus aš tikrai sumokėsiu ir žinot, kam aš mokėsiu? Jam. Ir kaip žmonės pasiekia, va taip vaikšto ratais, praėjimas kiekvieną kartą vis brangsta, nes Kešo pozicija. sveikinu, jūs ką tik susipažinot su to, kaip veikia infliacija. Praėjimas brangsta. Pas žmogų, kai jam yra kem metų, jisai jau pasiekia pakankamai tų pinigų, patirties turi ir sako, blembački būtų visai faina, gal ir bandyti investuoti, žiūri į tą lentą ir sako, kažkaip turtas per brangus, praėjimas per brangiai kainuoja, aš pralaimėjau. Ir šitas žmogus, kuris žiūri į tą lentą, jisai pralaimėjo, bet žinot, kur problema? Monopolio žaidimą tai tu gali užbaigti. O gyvenimo? Ir tu lieki dar gyventi 20-30 metų supratęs, kad tu pralaimėjai žaidimą. Ir tu neturi net teorinės fucking galimybės tą žaidimą laimėti, nes turtas yra per brangus, tavo praėjimas yra per brangus, tavo sveikata, jinai kainuoja per brangiai ją gydyti, tu neinvestavai nei į sveikatą, nei į edukaciją, nei į finansinius kažkokius tai turtus, aktyvus ir kitaip. Spėkit, kodėl žmonės, kem metų ten, kaip ten jinai vadinasi, tą vidurio amžiaus krizę ir taip toliau, iš kur jinai ateina? Nes tu žiūri į tą lentą ir tu supratai, kad pralaimėjai. Ir aš žiūriu į tą lentą, aš suprantu, kad aš jam pralaimėjau ir dar likusius 20 metų, kai aš pirksiu kurą, kai aš eisiu į kliniką, kai aš mokėsiu kažkokius komunalinius, žinot, kam aš mokėsiu? Jam. Žinot kodėl? Nes jis investavo. Tai dabar mano klausimas, ar kiekvienas iš jūsų turėtų investuoti? Mano klausimas, taip. Klausimas, kas paeis, kas nepaeis, nežinau, bet žinot, ką aš žinau, tai yra vienintelis būdas laimėti žaidimą. Tiek. Sorry. Aš gal taip kaip čia, apibendrinsiu. Jeigu uždirbat pajamas ir nuo ten pilnametystės iki kokių 60, taip, tikrai taip turėtumėte investuoti ir turėtumėte gan agresyviai priklausomai nuo amžiaus, taip sakant. Ir į ką, čia jau mūsų kanalas tam ir sukurtas. Nes tam ir skleidžiam finansinę edukaciją, tam ir norim parodyti, kaip galite investuoti. Tai jeigu sudomins tam tikros specifinės, sakykime, situacijos ar dar, kad jeigu norėsite įdėti savo situacijų tam tikrus pavyzdžius, kur galime juos panalizuoti ir įdarom tą kitą rubriką, tai visos nuorodos aprašyme, paraleliai į komentarus uždavę gausite atsakymus. Jeigu kuo išsamesni komentarai, tuo lengviau atsakyti specifinius pavyzdžius. Ir šiaip susitiksime sekančią savaitę su vėl tą pačią rubriką. Tai tiek šiam kartui.